telefonu turim kaip tik finansų ministrė šiuo metu Ingrida Šimonytė. Labas vakaras, ministrė. Labas vakaras. Štai Valentinas Mazuronis, vienas iš opozicinių frakcijų lyderių, sako, jog jūs užsiimat politiniu šantažu, grasindama apie atsistatydinimą. Kaip jūs tai komentuotumėte? Aš sakyčiau, kad ponas Mazuronis man suteikia labai daug garbės, tai yra jis mane labai sureikšmina, nes aš tiesiog atsakiau į klausimą, ką aš darysiu, jeigu bus priimtas toks sprendimas. Na, nustepčiau, jeigu neturėčiau teisės netgi atsakyti į tokį klausimą. Tačiau šiaip jau, jeigu ponas Mazuronis žino opozicijoje dalyvaujančių partijų lyderių istoriją, tai turėtų prisiminti, kad prieš 5 metų berods ponas Butkevičius taip pat atsistatydino todėl, kad jo supratimas apie priimamus sprendimus buvo kitoks negu tuo metu aktyviai politikoje veikusių politikų. Tai čia manau, kad yra visiškai natūrali reakcija šitoje vietoje ir nežinau, kas šiuo atveju elgesi negarbingai. Ir manau, kad daug negarbingiau elgesi tie žmonės, kurie siūlo sprendimą, kuriam dėja nepasiūlo jokio finansinio pagrindimo. Todėl, kad tai yra tie patys žmonės, kurie sako, kad šalis praskolinta, dabar staiga nustebo, kokia yra didelė valstybės skola. Taip pat sako, kad kitų metų biudžeto pajamų planas yra nerealus, bet vis dėlto nepasibodi pasiūlyti sprendimą, kuris išlaidas padidina daugiau nei 500 milijardo litų. Taip, bet gal jie siūlo, kiekvieno projekto autorius turi pasiūlyti, iš kur paimti pinigų. Teisingai, bet aš negirdėjau jokių pasiūlymų, iš kur paimti pinigų. Tai dabar, kai manęs klausia, ar galima šitą sprendimą įgyvendinti, tai galbūt galima sumažinti išlaidą 600 milijonų kitose srityse. Tai tegul iniciatoriai ir pasiūlo, kur yra tos sritys, kur jų supratimu galima sumažinti išlaidas. Ar socialinėje apsaugoje, ar švietime, ar sveikatos apsaugoje. Aš žinau, kad tuoj pat į diskusiją bus išvilgti tokie marginalūs dalykai, kaip valdovų rūmai arba ministro pirmininko rezidencija, bet dovanokit, mes kalbame apie visiškai nepalyginamas sumas. Vadinasi, atsakymas yra paprastas – skola. Tik skola. Tai reikia daryti prielaidą, kad mums pavyks skolintis, kad mums pavyks pasiskolinti tiek, kiek reikia ir dar pavyks pasiskolinti priimtinomis sąlygomis. Tai manau, kad visi matė ir Graikijos pavyzdžius, ir Airijos pavyzdžius, ir Portugalijos pavyzdžius ir tikrai supranta, kad pasitikėjimas biudžeto politika valstybėje yra nebegalinis. Aišku, dėkui. Finansų ministrė Ingrida Šimonytė.